Ir tada va čia visa grupė bus suėmusi rankomis virvę ir temps ją atgal, nu žodžiu, įsitempimas gaus labai didelis ir tada keliausim. Nu čia bus vaizdų. Dabar tai jau adrenalinas nuėjo, tai toks pilnatvės jausmas. Laikykitės kuo arčiau vienas kito. Turėjome kaip viena komanda pereiti virvę nuo taško A iki taško B, nenulipant nuo jos. Dalyvaujant, iš tikrųjų reikia žiūrėti į viską labai atsakingai, nes čia visų komandos narių ir saugumas ir pojūtis atlikus tą užduotį ir įsitraukimas visų turi būti. Labai dažnai žmonės nepasitikė vienas kitu, tai čia būtent ir buvo tas pasitikėjimo žaidimas. Tikrai labai naudinga, nes mes išmokstam taip pat pasitikėti kitu. Vienas gal toks iš tų atradimų man yra, kad eit ir daryt, nes galvot galim daug, bet kai patiri, pajauti, tai tie mokymai įgauna visai kitokią prasme, iš teorinės dalies mes tą gaunam praktiškai ir viduje jausmas visiškai yra kitoks, tai labai sunku apibūdinti žodžiais. Dalyviai privalėjo, turbūt neturėjo kitų šansų, kaip atrasti savyje jėgų, dėti pastangas į tai, kas nuo pat pradžių greičiausiai atrodė neįmanoma. Ne greičiausiai, bet jie sakė, kad atrodė neįmanoma. Džiaugsmas dėl įdėtų pastangų tryško per kraštus. Tai užsispyrimas, nepasidavimas, pasitikėjimas vienas kitu, palaikymas vienas kito, tiek fizinis, tiek moralinis buvo raktiniai elementai, kurie jiems padėjo įgyvendinti šitą užduotį. Po šių mokymų jaučiuosi gerokai paaugusi ir atradusi savyje galių, kokių nežinojau, kad turiu. Todėl vis norisi gauti daugiau ir daugiau. Ir viliuosi, kad žmonės, kurie pateks į mokymus, atras savyje galios, kuri veda į priekį, norą tobulėti, norą skleisti vertybės aplinkai. Džiaugiamės galėdami būti OVU programos lyderiais ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ir žiūrėdami į ateitį toliau planuojame dar daugiau mokymų, ne tik nacionalinių lygmenių, bet taipogi ir tarptautinių. Džiaugiamės, kad šie mokymai dar mums labiau padės išugdyti naujų vadovų, kurie tikimės, kad dar sparčiau ir dar toliau nuneš tas olimpinės vertybės, apie kurias mes šnekame.